Brangus broliai ir seserys, su šventomis Velykomis, nuostabi gerojo Dievo dovana mūsų širdims, prisikėlimo viltis, kurią mums padovanoja Jėzaus istorija, jo prisikėlimas, skirta mūsų širdžių atgaivai. Viltis, kurią pabrėžia šie jubiliejiniai metai, yra ta dovana, kurią prisikėlusysis mums dovanoja savo prisikėlimu. Juk kiekvienas iš mūsų skirtas gyventi ne tik šioje žemėje, bet ir amžinybėje. Taigi Jėzaus prisikėlimas ir mums laiduoja, kad kiekvienas iš mūsų turime šią nuostabią galimybę, šį nuostabų viešpaties pasiūlymą žengti į dangaus karalystę jau dabar šioje tikrovėje. O kaipgi tas atsitinka? Per vilties kokybę mūsų gyvenime. Labai simpatiška Luko Evangelijos istorija pasakoja apie Emauso mokinius, kurie tą Velykų rytą žengia nusiminę, nes galvoja, kad viskas prarasta, kad pasaulis liūdna vieta. Ir vis dėlto jie leidžiasi tą kelionę ieškodami, klausinėdami, o vis dėlto galbūt visa tai yra didelė tiesa. Tas nepažįstamasis, kuris prieina prie jų, atveria raštų prasmę, pasirodo esąs pats Jėzus, kuris yra mūsų viešpats, dovanojantis prisikėlimo džiaugsmą, įkvėpimą ir galimybę gyventi amžinai. Užsidegusi širdis yra šių mokinių susitikimo su Jėzumi rezultatas. Brangieji, ir šios Velykos yra skirtos, kad užsidegtų mūsų širdis viltimi šiame pasaulyje, kuris tikrai kartais pilnas įtampų, įvairiausių išbandymų, taip reikalingas mūsų džiugių širdžių vilties dovanos. Tad būkime kaip tie mokiniai, kurių širdis užsidega, kurie atpažinę Jėzų eina skelbti jį prisikėlusi į pasaulį. Su šventomis Velykomis, brangieji, te mūsų širdyse dega negęstanti prisikėlimo viltis.